Taigi, sveiki visi. Ir kažkada darėm su Tesla. Dabar bandysim pajungti magnetroną. Oi, žodžiu. Tai nežinau, kaip čia bus. Viską sujungiam ir pasižiūrim, kaip čia bus. Tai dabar kaip turi būt. Reikia jaučiu ties čia susidėti, kad nesklystų labai ten ant viršaus mikrobangos. O ties čia susidėsim, nes mums reikės vieno transformatoriaus. Vienas iš čia eina, kitas iš čia, ne? Gerai. Ir pajungsim, pažiūrėsim, kaip čia gausis. Tas į žemę turi eit. Transformatoriai dar karšti. Eina peklan kokio karšti, tas karštas. Ir eis tiesiai į metalus ir atsimuš mums atgal, reikia kažkur kitur nukreipti. Nežinau kur. Pala, dabar ir gali būti, kad mikrofonai neveiks, nes dabar kaip vyksta. Mikrofonas mano veikia, visi mikrofonai beveik veikia ant 2,4 GHz dažnių siunčia signalus. O šitą mikrobangę veikia 2,4 GHz dažnių, tai mums tikriausiai mikrofonas atsijungs. Bet jeigu mes va čia vaneisim, tai net neturėtų atsijungt, eis taip. Ir dabar kaip dabar čia ką sujungta, ne? Taigi gerai mes jau sujungiam, bet nežinau ar gerai sujungiam. Dabar mes biški pirmą pratestuosim su LED lempom, ne LED lempom, dabar pirmą su ta lempa, su ta dujinė kažkokia, ne? Ir tada su LED lempa pabandysim pamatuoti ir nusiųsim fizikos mokytojui. Sakė, mums niekada to nedaryt. Mes ir padarysim. Jisai mums davė iššūkį, va taip va galim pasakyti. Davė mums iššūkį. Nesusprogsta lempa. Žiūrėk, Adomai, tai dabar tu įjungsi. Palauk, ne. Reikia tą atjungti tada, man atrodo. Ir tą reikia atjungti. Reikia tuos atjungti. Čia sudėtingai, žinau, reikia čia, man atrodo, viską gerai sujungti. Įjungiai? Atjung. Gerai, įjung šviesą. Gerai, dabar ką mums dabar reikės tikriausiai daryti. Gal to nesugadinsiu, aš tiksliai nežinau. Reikės mums pajungti tą tada tikriausiai. Gerai, atjung. Kažkas taip dirba. Įjung šviesą. Kas čia buvo? Oi, tu peklan. Pas testerį magnetas yra, kad prilaikytų. Kaip dabar čia pasigirt? Oi, tu peklan. Oi, tu namas. Oi, dar stiprus gan. Gerai, pasižiūrim DC. Turi rodyti. Nenori. Nieko nerodo. Man atrodo, pusėm sukeitimas nieko nepakeis, bet pabandom, pasižiūrim. Tas taip sujungtas. Turėtų viskas veikti. Jo, turėtų viskas veikti dabar. Palauk biškį. Atjung. Tu pasakys, kada išjungti. Palik įjungti. Ne, atjung. Ne, kažkas ne taip. Kažkas tikrai ne taip.
Sudegęs ir tas tikriausiai, tas tik veikia, kaip kiek žinau tada. Jisai tik vienintelis veikia. Tik su tuo galim bandyti. Gerai, pabandom įjungti. Turėtų veikti. Dabar trumpam, gal truputuk. Palauk biškį. O! Kačiuktas stato magnetroną, palauk, gerai. Gerai. Kodėl? Nes nėra to tikriausiai. Jo, nėra to šūdo, bet veikia viskas gerai. Tai va, tai čia yra mikrobangos. Čia gerai kišta, pažiūrėk. Ai, gerai. Mikrobangos. Gerai, dabar įjungiam, tu nefilmavai tikriausiai pirmąją, ne? Tipo, filmavau, kad... Gerai. Dabar čia yra mikrobangos. Dabar ką mes pabandysim pajungti, dabar mes pabandysim įjungti LED lemputę. LED lemputė turėtų irgi užsidegti, kur tik mūsų izolkė. Čia izolkė mūsų. Gerai veikia tas magnetronas. Nu dabar pabandom įjungti. Duok man vėl kamerą. Tuoj įkais tas ir pradės veikti. What the fuck, kodėl neveikia? Savo nuo veikia. Turėtų ir su ledais veikti. Gerai, dabar Vytautas pabandys ranką pridėti. Ne, aš palaikysiu kamerą. Gerai, gali operatorius jungti, mes jo kojas filmuojam, išjungti šviesą. Gerai, atjung. Gerai, tai va, taip veikia. Aš labai minimaliai pajutau iš tikrųjų šilumą, nes kaip turi būti. Turi būti mikrobangė, kai yra visas metalas. Ir iš tikrųjų tai pavojinga, nebandom namuose, žodžiu, bet kietai, žodžiu, magnetronas kietai. Dar lemputės pabandysim uždeginėti. Aš dar turiu vieną lemputę, tuo atsinešu. Bet kaip ir sakiau, labai silpnai, žinokit, jaučiasi tą šilumą, nes palaukit, kur aš ten buvau pabaigęs. Turi būti metalinis, tas visas, kad tos bangos atsimušinėtų visur ir į tave, tipo pareitų, kad tave vien tik šildytų, atsimušinėtų visur ir taip gautųsi. Tai dabar mes tą pabandysim įjungti. Turi užsidegti. Taigi gerai, magnetronas ir lempa ir šildom va taip va namus. Jisai gerai. Mikrobangos. Štai čia va pafilmuojam visą mūsų jungtį. Visą jungtį iš tikrųjų nenaudojau to kitos apvijos magnetrono. Kodėl nenaudojau, nes nežinau kodėl nenaudojau, va tą naudojau, nes vienas apvijos ant transformatoriaus yra šilumai, kad įkaitintų ten tokį šūduką, o kai įkaitintas būna, geriau elektronai ten kažkaip bėgioja, tai va šitas mums kaitina, o tas didelis, žodžiu, paduoda mums bangas, tai labai kietai, žodžiu. Jo, reikia praeiti. Įjung, žodžiu, ir man reikia tiesiog praeiti.
Palauk, jaučiu. Jaučiu ant kojo šilumą, žinok. Labai mažą šilumą. Iš tokio atstumo. Tai iš tikrųjų galima va taip va šildyti namus. Aš va taip ir galvoju, reikia šildyti namus. Mes pasakėm fizikos mokytojui, ar taip galima šildyti namus, jis pasakė, kad negalima taip šildyti, bet mes manom, kad galima taip šildyti namus. Iš va čia kažkur šilumą jaučiau. Vantova, va čia. Rytoj, kad nudegimų nebūtų kokių vidinių, kai čia džiptip. O juk tu savo iš tikrųjų labai užkaitas, nes, kaip sakant, mikrobangiai yra, žodžiu, užkaistais labai greitai ir jiem reikia ventiliuotis gerai, nes mikrobangiai yra ventiliatorius, kuris pučia, užtenka, žodžiu, bet kietai, žodžiu, jaučiu šilumą iš va čia kažkur, ne? Nes kažkaip taip ėjau su lempa ir va aš čia va jaučiau ant to kelio šilumą, tai jisai, aš galvau, kad jisai taip skleis, bet jisai ir tiesiai taip skleidžia. Tai va, tikiuosi, kad patiko šis video, pavojinga labai. Ką galiu pasakyti, Vytautas pavojingas žmogus, gal. Ir tikiuosi, kad patiko šis video, tai eikit subscribinti Vyciokas Elektročiokas. Ir nežinau, ką daugiau pasakyti. Ir jūs tai bandykit, ne, jokau nebandykit.